Tai ką dabar jums papasakosiu, aš pavadinau sapnu. Jums gal tai bus pasaka, gal pasakojimas, gal dar viena istorija, kurią galima išklausyti ir padėti į šalį, lyg daiktą ant lentynos. Bet man tai yra sapnas. Neperkeltine prasme, ne kaip gražus palyginimas ar minkšta metafora. Tikras sapnas. Galima sakyti, kad aš jį visą susapnavau nuo pradžios iki galo. Be spragų, be nutrūkimų. Lyg jis būtų buvęs kažkur jau paruoštas, sudėtas į tvarkingą ritmą ir tik atėjęs pas mane kaip svetimas, bet pažįstamas. Jis neatėjo kaip padrikos nuotrupos ar atsitiktiniai vaizdai be ryšio, ne kaip fragmentai, kuriuos ryte sunku sujungti į vieną sakinį. Jis atėjo sapne kaip nuoseklus, gražus pasakojimas, toks, kurį pabudęs prisimeni su nuostaba, tarsi rankose laikytum dar karštą akmenį, ką tik ištrauktą iš ugnies. Ir jis atėjo ne su abejonėmis, ne su klausimu, ar tai tik sapnas. Atėjo su labai aiškiu jausmu viduje, kad tai, ką matei, nėra tuščia, kad tai tikra, kad tai nebuvo sukurta vien fantazijos šėlsmo, o veikiau priminta. Tarsi kažkada seniai tai jau buvo žinoma, tik laikinai pamiršta, ir dabar grįžo ne kaip pamokymas, o kaip atminties spragtelėjimas. Lyg kažkas viduje būtų atsidarę ir per plyšį pradėjo tekėti senas, tylus pažinimas. Visas šis sapnas yra apie mūsų nuostabią žemę ir apie mus pačius, apie mūsų kūriniją, apie tai, kaip susipūrė žemė, kaip ji buvo sutverta, kaip joje atsirado tvarka, ritmas ir gyvybė. Apie tai, kas iš tiesų slypi po žodžiu sukurta ir ką iš tikrųjų reiškia žodis mes. Ne paviršiuje, ne kasdienėje kalboje, o giliau, ten, kur prasideda suvokimas, o baigiasi vien nuomonės. Visa tai jau buvo girdėta, skaityta, pasakota daugybę kartų senosiuose mitologijose, raštuose, mokymuose, pasakojimuose, kuriuos šiandien dažnai nustumiam į legendų lentyną. Lygiai taip pat tai jautė ir mūsų protėviai, tie, kuriuos dabar vadiname pagonimis. Kai kurie dalykai jiems nebuvo įrodymai ar teorijos, jie buvo būdas gyventi. Ugnis, kurią saugoji. Žodis, kurį tari atsargiai, nes žodis yra veiksmas. Žemė, kurios neįžeidi. Vandenys, kurių klausaisi. Šie mažyčiai kasdienybės dalykai jiems buvo tarsi nuolatinis priminimas. Esi visos kūrinijos dalis. Ne tik kūrinys, bet ir kūrėjas. Ne tas, kuris tiesiog gyvena duotame pasaulyje, o tas, kuris sąmoningai dalyvauja vyksme ir jaučia atsakomybę už tai, kas kuriama ir kaip tai kuriama. Bet grįžkime prie sapno, prie pačios kūrinijos pradžios. Tai sapnas, kuriame supranti, kad miegi, o gal ir nemiegi. Kad matai, o gal ir nematai. Sapnas, kuriame suvoki, jog esi sapne ir žinai, kad bet kurią akimirką galėtum išeiti, pabusti, sugrįžti į kasdienybę, nutraukti regėjimą. Ir tuo pačiu labai aiškiai supranti, kad turi išbūti iki galo, kad privalai likti, nes tik išbuvęs iki galo gali išgirsti viską, pamatyti tai, kas rodoma, ir suprasti tai, kas tau iš tikrųjų pasakoma. Užmiegu ir tuo pačiu suprantu, kad turiu atsimerkti. Atsimerkiu sapne, apsidairau ir matau, kad stoviu prie upės kranto, prie didelės, plačios upės. Vanduo tylus, lėtas, tamsus, bet gyvas, tarsi neštų savyje ne tik srovę, bet ir laiką. Aplink tamsu, bet ne visiška tamsa. Greičiau prieblanda, kurioje daiktai dar turi kontūrus, o šešėliai juda, lyg būtų kažką girdėję ir dabar klausytųsi. Danguje ryškiai šviečia mėnulis, jo šviesa krinta ant vandens ir tyliai virpa paviršiuje, lyg kas būtų įmerkęs sidabrinę juostą
ir ji plauktų kartu su srove. Visai netoli šalia dega laužas. Ugnis rami, pastovi, ji nešokinėja, o kvėpuoja. Sutraška taip, kaip sutraška tik ugnis, kuri žino, kad bus klausoma. Kadangi tai ne pirmas kartas tokio sapno, aš nesigąsdinu. Bet tai nėra vien baimės nebuvimas, greičiau smalsumas. Aš sutinku viską, kas vyksta, su vidiniu žinojimu. Bus kažkas įdomaus, kažkas svarbaus. Tarsi sapnas mane ne neštų, o vestų. Apsidairęs, ištyręs aplinką, iš karto einu prie laužo. Ir ten, prie laužo, randu save. Taip, būtent save. Aš pats sėdžiu prie ugnies, plačiai, šypsodamasis, ramus, užtikrintas, ir kūrenu laužą, tarsi tai būtų natūraliausias dalykas pasaulyje. Lyg aš niekada nebūčiau išėjęs iš šios vietos ir tik dabar grįžčiau į savo paties laukimą. Priėjęs sakau, sveikas, kodėl tu čia, ką tu čia darai? O antrasis aš atsako, labas, aš tavęs laukiu. Gerai, sakau, kodėl tu manęs lauki? Jis žvilgteli į ugnį, lyg į tai, kas kalba be žodžių, ir sako, tu juk daug kartų uždavei klausimą apie pasaulio sandarą, apie kūriniją, apie tai, kas yra kas ir kodėl viskas taip yra. Tada atėjo laikas išgirsti atsakymus į visus šituos dalykus. Tada jis pakelia akis, šypteli ir ramiai ištaria. Sėskis, priešais, prie laužo ir klausykis, aš tau viską papasakosiu. Aš dar kiek nusistebiu ir paklausiu, kodėl? Kodėl būtent aš pats save pasitinku? Jis atsako ramiai, be skubos. Čia viskas labai paprasta. Taip yra todėl, kad taip nusprendė tavo pasąmonė. Tam, kad tu suprastum, jog tu nesi vien tik kūnas, tu esi ir kita pusė, dvasinė pusė, mentalinė pusė, energetinė pusė. Dėl to nusprendėme, kad bus geriau, jeigu tu kalbėsi pats su savimi. Kad tu savo kalbėsi iš dvasinės pusės, o klausysi iš fizinės. Jis trumpam nutyla. Stebi, kaip liepsnos juda, kaip kyla liežuviai ir vėl krenta, tarytum sugrįžtų ten, iš kur išėjo. Ir taria, o dabar klausyk, klausyk savo vidaus, klausyk to, ką visada žinojai, klausyk mano pasakojimo ir paskui pasako kitiems. Jis pasilenkia, paima sausą šakelę, įmeta ją į ugnį. Liepsna trumpam sušvinta, tarsi prasižiotų, ir tada jis pradeda. Jeigu paimtume mūsų mitologiją ir pažvelgtume į ją taip, kaip ji dažniausiai pateikiama šiandien, pamatytume, kad pagrindinis dievas beveik visur rodomas per perkūną, per jėgą, per žaibą, per griaustinį. Taip mes buvome mokomi suprasti. Taip mums buvo pasakojama nuo pat vaikystės. Perkūnas tapo labiausiai matomu dieviškos galios pavidalu, simboliu, per kurį buvo aiškinama tvarka. Tačiau šiame sapne viskas skambėjo giliau, lyg pati ugnis sakytų, simbolis dar ne esmė. Perkūnas nebuvo pats aukščiausias, ne pats didžiausias. Perkūnas buvo dievų vadas, dievų tėvas, o už jo giliai, ten, kur prasideda ne vardai, o kilmė, slypėjo Perūnas, didis kūrėjas, iš kurio viskas gimė. Dievas šiame supratime nėra vienas konkretus personažas ar figūra. Tai visa kūrėjo esmė, visa jėga, iš kurios kyla gyvybė, tvarka ir judėjimas. Tai tie kūrėjai, kurie sukūrė žemę. Tie, kurie sutvėrė ne tik pačią žemę, bet ir žmones, žvėris, paukščius, upes, miškus. Tie, kurie viską apgyvendino ir įkvėpė gyvybę kiekvienai formai. Svarbiausia tai, kad kūrimas čia nebuvo vienkartinis veiksmas, įvykęs kažkada seniai ir pasibaigęs. Tai buvo ir yra nuolatinis procesas, gyvas, kvėpuojantis, nenutrūkstamas. Kūrėjai ne tik sukūrė pasaulį, bet iki šios dienos prižiūri vyksmą, kaip žemė gyvena, kaip keičiasi metų laikai, kaip gimsta ir miršta gyvybė, kaip viskas juda pagal tam tikrą, nuolat kintančią tvarką. Dievas nėra kažkur toli ar aukštai, nestebėtojas iš šalies. Jis yra pats vyksmas,
pats gyvenimo tekėjimas, pati tvarka ir pats kūrimo pulsas jaučiamas visur, kur yra gyvybė, judėjimas ir kaita. Bet grįžkime į pačią pradžią, į tikrąją pradžios pradžią, į tą vietą, kur dar nėra nei laiko, nei erdvės, nei formos. Viskas prasidėjo nuo nieko. Pradžioje buvo didžiulis niekas tuštumoje. Ne tuštuma kaip vieta, o tuštuma kaip nebuvimas. Tiesiog niekas. Nieko, niekur, niekame. Mūsų protėviai tai vadino praamžių, tuo, kuris buvo dar prieš amžių. Ir staiga tam niekui pasidarė liūdna. Neliūdna taip, kaip liūdi žmogus, ne su ašaromis ar skruostų karščiu. Liūdna kaip būsena, kaip ilgesys tapti. Tam niekui kilo troškimas patapti kažkuo tuštumoje ir užpildyti ją savimi. Ir užsimanęs praamžis pradėjo save tankinti, spausti, traukti į vieną tašką, kol vieną akimirką iš nieko tuštumoje atsirado kažkas. Tas kažkas neturėjo vardo, nes viduje jis vis dar buvo niekas, nors išorėje jau buvo tapęs kažkuo. Jei dar tiksliau, jis pats save išperėjo, suspaudęs nieką tuštumoje. O dar tiksliau, niekas tuštumoje išperėjo visatą. Tuštuma buvo užpildyta pačiu nieku, tapusiu kažkuo. Kaip mūsų protėviai sakydavo, praamžis išperėjo visą tai. Įrodydavo į žvaigždžių skliautą, į begalinę nakties gelmę, kurioje gimsta šviesa. Vėliau visa tai buvo pavadinta visata. Mūsų protėviai tą iš savęs paties išperėjusį praamžį pavadino Perūnu. Todėl, kad jis nesukūrė pasaulį iš šalies, o pagimdė visą visatą iš savęs. Tai buvo virsmas iš nieko į kažką. Abstraktus praamžis patapo veiksmu, išperėdamas save. Todėl prosenelių akyse iš praamžiaus jis patapo Perūnu. Kai sapne tai girdėjau, man pasirodė, kad pati visata yra kaip susitelkimas, tarsi kiaušinis, kuriame bręsta šviesa, ir tarsi plyšys, per kurį ji prasiveržia. Tai nebuvo įrodymas, tai buvo vaizdinys, kurį sapnas įdėjo į mane, kad lengviau pajusčiau gimimą iš vidaus. Savotiškai mes šį įvykį pažymime kasmet, kai Žemė atbunda pavasarį, kurdami, margindami kiaušinius, o paskui juos sudaužydami kaip gimimo aktą. Mūsų protėviai kalbėjo ir apie viešą patį viešiausią, patį esantį, kuris išperėjo save iš savęs ir taip sukūrė visatą. Tai bendras praamžiaus vertimo į Perūną veiksmo pavadinimas. Niekas patapo viešu, tikru, prieinamu. Vėliau, laikui bėgant ir kintant kalbai, šis junginys virto mums įprastu vardu Viešpats, kuriuo pakeitėme Perūno vardą. Tačiau pirminė prasmė liko ta pati. Kūrėjas, kuris gimdo pats save ir per save pagimdo visą, kas yra. Kai jis išperėjo pats save, jis patapo kažkuo. Iš nieko atsirado kažkas. Anuomet tai buvo suvokiama kaip gyvas vyksmas, ne kaip atsitiktinis įvykis, o kaip gimimas iš vidaus, kaip būtinybė, kaip niebo troškimas tapti kažkuo. Taip Perūnas, užpildęs savimi tuštumą ir tai suvokęs, pradėjo pats save tyrinėti. Kadangi jis patapo kažkuo, atsirado ir galimybė save tyrinėti ne kaip tuštumą, o kaip esybę, kaip esmę, kaip patirtį. Jis ėmė save suvokti, jausti, stebėti, bandyti suprasti, kas jis yra ir kuo jis tapo. Ir jis tyrinėjo, ilgai, kantriai, be skubos. Tyrinėjo, tyrinėjo, tyrinėjo. Ko vieną akimirką suprato, kad jam vis tiek liūdna, kad jis vienišas, kad tyrinėjimas, nors ir gilus, neduoda judesio, neduoda veiksmo, neduoda gyvybės. Tyrinėjimas buvo būsena, bet ne vyksmas. Jam pabodo būti vien tik savimi, stebinčiu save. Tuomet, gerai pagalvojęs, jis nusprendė. Reikia susikurti lygiavertį partnerį. Ne atspindį, ne šešėlį, o kažką, kas galėtų būti šalia. Ir vieną akimirką sprendimas pasirodė paprastas. Jis paėmė ir padalino save į dvi lygias dalis. Taip atsirado du kūrėjai. Tačiau šios kūrinijos džiaugsmas truko neilgai.
Greitai Perūnas suprato, bendrauti pačiam su savimi vis tiek neįdomu, nes nors buvo dvi atskiros pusės, iš tikrųjų tai vis dar buvo viena esmė, viena, tik padalinta. Abi pusės jautė tą patį, girdėjo tą patį, suprato tą patį, viską suvokė vienu metu. Toks buvimas nesukūrė judesio, nesukūrė skirtumo, nesukūrė naujos patirties. Ir tuomet kūrėjas vėl pasinėrė į apmąstymus. Ieškojo būdo sukurti tikrą kitą pusę, ne tokią pačią, o turinčią savo mąstymą, savo patirtį, savo suvokimą. Ilgai galvojo, kol vieną akimirką suprato, kaip tai padaryti. Jis paėmė vieną savo atskirtą dalį ir padalino ją į tūkstančius mažų dalelių. Žodžiai skambėjo lyg ramus, bet neišvengiamas sprendimas, ištartas ne balsu, o pačia būties gelme. Ir toms dalelėms jis pasakė, dabar jūs būsite atskirai nuo manęs. Ne kaip bausmė, ne kaip atstumimas, o kaip būtinybė, kaip kelias. Susikurkite savo pasaulius, susikurkite tai, ko trokštate, vietas, kuriuose norėtumėte gyventi, erdves, kurios jūs trauktų ir augintų. Kurkite viską, ką tik galite įsivaizduoti, formas ir spalvas, judėjimą ir rimtį, šviesą ir šešėlį. Leiskite savo klysti, keistis, perkurti tai, kas jau sukurta. Ten gyvenkite, tobulėkite, rinkite patirtį, ne paviršutinišką, bet tokią, kuri įsirėžia, keičia vidų, plečia suvokimą. Ir jis sakė, ateis laikas, kurio jūs nei paskubinsite, nei atitolinsite. Laikas, kuris subręs pats, kaip vaisius, prisirpęs nukristi nuo šakos. Tada aš vėl jūs visus sujungsiu į vieną visumą. Ne mechaniškai, ne prievarta, natūraliai, lyg upės, grįžtančios į jūrą. Ir jūs tapsite vienu bendru mano partneriu. Tačiau jis bus kitoks, ne mano kopija, ne atspindys. Jis turės savo patirtį, sukauptą per atskirą buvimą, per ilgesį, per atradimus ir praradimus. Jis turės savo supratimą, gimusį ne iš viską žinančios tylos, o iš kelio, kuris buvo nueitas aklai, ieškant, bandant, klausantis savęs. Tas naujasis mes bus kitoks nei aš, ir būtent todėl jis bus vertingas. Ir tada, sakė jis, šitoje didžiojoje erdvėje mes galėsime būti kartu. Ne kaip kūrėjas ir kūrinys, o kaip du sąmoningi buvimai. Mes galėsime bendrauti, tyrinėti vienas kitą, stebėtis, klausytis, mokytis ne iš viršaus ir apačios, o greta. Ir tada prasidėjo jų kelias, tų mažų Perūno gabalėlių, atskilusių nuo suskaldyto kūrėjo. Mūsų protėviai tas daleles vadino sielomis. Jos pradėjo gyventi savo atskirus gyvenimus, bet ne kaip klaidžiojantys šešėliai. Jos kūrė, iš pradžių tyliai, tarsi dar klausydamosi savęs, paskui vis drąsiau. Sielos susikūrė didžiulę gražią planetą. Ji kilo lėtai, sluoksnis po sluoksnio, iš minties ir valios. Atsirado miškai, tankus ir kvėpuojantys, kalnai, sunkus ir tylūs. Medžiai įleidę šaknis giliai į naują žemę. Upės pradėjo tekėti ieškodamos savo vagų. Ežerai sugaudė dangų. Jūros prisipildė gyvybės, judėjimo, alsavimo, pirmapradės jėgos. Ir kai po ilgo kantraus darbo viskas buvo baigta, kai planeta jau sukosi pati savyje, sielos sustojo. Ne iš nuovargio, iš suvokimo. Atėjo akimirka, kai jos suprato keistą, neraminantį dalyką. Jos kuria ir veikia kaip kūrėjo dalelės. Jos supranta, kas yra, ir suvokia, ką gali. Jos žino. Ir būtent todėl jos nieko asmeniško nepatiria. Nebuvo klaidos, nebuvo nežinomybės, nebuvo tikro ribotumo. Visa patirtis buvo bendra, skaidri, lyg be paslapties. Individualių patirtis, savitas kelias, tikras aš neatsirasdavo. Su šiuo suvokimu sielos grįžo pas Perūną, pas Viešpatį ir tarė: Mes padarėme viską, kaip tu sakei. Mes sukūrėme pasaulį. Mes jame gyvename.
Bet mes negalime rinkti atskiros patirties. Mes suvokiame, kad esame tavo dalelės, kad kiekviena iš mūsų esi tu, kad mes patys esame kūrėjai, perūnai. Nors veikiame atskirai, iš tikrųjų mes nerenkame nieko savito. Mūsų patirtis neturi ribų, todėl ji neturi ir svorio. Ir perūnas vėl nugrimzdo į apmąstymus. Ilgai mąstė, bet šįkart jis nebuvo vienas. Jis klausėsi sielų. Ką tuomet turime daryti? Paklausė jis. Ir sielos atsakė jam pačios, lyg jau seniai tai būtų nešiojusios savyje. Žinai, perūnai, mes jau susikūrėme savo pasaulį. Čia gyvename, čia viskas tvarkoje. Bet supratome vieną. Kol prisimename, kas esame, kol žinome, kad esame tavo dalelės, kad kiekviena iš mūsų esi tu, tol negalime patirti savęs atskirai. Todėl reikia dar vieno pasaulio. Jos kalbėjo ramiai, be baimės. Reikia sukurti pasaulį nuo mūsų atskirtą vartais. Ir kiekviena siela, perėjusi tuos vartus, pamirštų, kas ji yra. Pamirštų, kad yra kūrėja. Pamirštų, kad yra tavo dalelė. Jie apsigyventų kūne ir gyventų gyvenimą, ribotą, trapų, nežinantį. Jie mokytųsi, klystų, ieškotų, bijotų, mylėtų. Ir būtent todėl jie rinks unikalią patirtį. Sielos sakė, grįžusi atgal, ji vėl prisimins, kas yra, bet jau bus kitokia. Ji parsineš tai, ko anksčiau nebuvo, savo patirtį, savo kelią. Ir čia jos ištarė svarbiausia. Mes pririnksime tą patirtį, kai vėl susijungsime, mes tapsime unikaliu tavo partneriu. Ne tavo atspindžiu, ne tavo kopija. Partneriu, su kuriuo tu galėsi bendrauti. Po šių žodžių stojo tyla. Netuščia, pilna galimybių. Tokia tyla, iš kurios gimsta nauji pasauliai. Perūnas, išklausęs sielas iki galo, sutiko su jų sumanymu. Ne iš karto, nelengva ranka. Jis leido minčiai nusėsti, perleido ją per save, per tai, kas buvo ir per tai, kas galėjo atsirasti. Ir tada jie tai padarė. Beje, kad būtų suprastas pats žodis kitas pasaulis, tai gana naujas pavadinimas, vėlyvas aiškinimas. Mūsų protėviai šioje vietoje sakydavo kitaip – kitapus saulės. Saulė jiems nebuvo tik dangaus šviesulys, ji buvo riba. Ji buvo vartai. Vartai į kitą, tokią pačią žemę kaip mūsiškė, ne menkesnė ir ne aukštesnė, tik esančią anapus. Ir toje kitoje žemėje žmonės dar prisiminė. Jie žinojo, kas jie yra. Žinojo, kad yra sielos, kad yra perūno dalys, kad yra kūrėjai. O perėjimas į šią pusę vyko per saulės vartus. Ir būtent per šią perėją sielos pamirždavo. Pamirždavo šią savo dalį. Pamirždavo, kas jos yra iš tikrųjų. Ateidamos į šį pasaulį, jos susitapatindavo su kūnais. Ne pamažu ir nesimboliškai, o per gimimą. Jos ateidavo kūne, bejėgės, nuogos, nieko neatsimenančios. Ir svarbu tai, kad siela ne įsikūnija į kūną, tarsi į drabužį. Siela gimsta kartu su juo. Kūnas ir siela atsiranda vienu metu, susieti nuo pat pirmos akimirkos. Toks ir buvo planas. Perūnas kartu su sielomis sukūrė šią sistemą, sudėtingą, tikslę, bet trapę. Ir čia perūnas sustojo. Jis suprato tai, ko anksčiau nebuvo iki galo numatęs. Ši sistema neveiks. Ne iš karto, ne akimirksniu, bet ilgainiui. Ir neveiks todėl, kad neliko kam prižiūrėti viso vyksmo. Juk kol sielos prisimena, kas jos yra, viskas gerai. Jos gali susikurti pasaulį, gali jį tvarkyti, taisyti, perkurti. Bet kai sielos pamiršta, kad yra kūrėjai, jos nebegali susikurti nei naujos žemės, nei pakeisti senosios. Jos nebegali savo padėti taip, kaip galėjo anksčiau. Jos nebesupranta, kas su jomis vyksta. Kodėl? Faktiškai, pamiršusios save, jos nebegali normaliai nieko padaryti. Jos tampa priklausomos nuo to, ką randa, nuo aplinkybių, nuo kūno trapumo, nuo baimės, kurios anksčiau nebuvo. Kai tas aš, sėdintis prieš mane, ištarė tai,
Ugnis sutraškėjo garsiau, lyg pritardama. Taip, štai čia prasideda žmogaus kelias. Ir šiame suvokime Perūnas pirmą kartą pajuto ne visagalybę, o atsakomybę. Ne už kūrimą, o už tai, kas nutinka, kai kūrėjas pamiršta, kad jis yra kūrėjas. Supratęs tai ir galutinai priėmęs sprendimą, Perūnas prabilo į sielas. Jo balsas buvo ramus, bet jame skambėjo tai, kas jau nebegalėjo būti atšaukta. Aš pagimdysiu sūnų, kuriam suteiksiu visas galias, visą išmintį ir visas galimybes. Jis sukurs tą kitą pasaulį, kuriame gyvens užsimiršusios sielos. Jis reguliuos jį, prižiūrės, tvarkys, laikys pusiausvyrą ir tvarką ten, kur patys kūrėjai savęs nebeprisimins. Trumpam stojo tyla ir tada Perūnas pridūrė: tačiau jam bus sunku tai padaryti vienam. Todėl iš jūsų reikės savanorių, sielų, kurios prisijungs prie mano sūnaus ir padės jam tvarkytis naujajame pasaulyje. Kaip tarė, taip ir padarė. Perūnas ėmė sutankinti savyje šviesą, ne išorėje, ne erdvėje, giliai viduje. Jis rinko visą savo išmintį, visą patirtį, visą jėgą ir dėjo į vieną tašką. Šviesa tirštėjo, sunkėjo, tapo gyva. Jo viduje formavosi naujas darinys – sūnus. Perūnas sudėjo į jį viską, ką turėjo. Visas galias jam suteikė, visą grožį, visą meilę, visą, kas jo manymu buvo geriausia, tyriausia ir stipriausia. Nieko nepasilaikė savo. Tai nebuvo kūrimas iš pertekliaus, tai buvo gimdymas iš esmės. Ir po ilgo laiko, kai šviesa buvo visiškai sutankinta, kai viskas, ką Perūnas norėjo perduoti, jau buvo joje, Perūnas išperėjo savo sūnų. Kai Perūno sūnus atgimė savimi ir stojo prieš sielas, jos visos aiktelėjo. Ne iš baimės, iš nuostabos, koks jis buvo gražus, koks neįtikėtinas, koks stiprus, kaip pasitikintis savimi, tarsi jau nuo pirmos akimirkos žinotų, kas jis yra ir kam gimė. Nuo jos sklido šviesa, aplink jį žaižaravo žaibai. Erdvė, kurioje jis stovėjo, tapo gyva, įsitempusi, pilna judesio. Sielos žiūrėjo į jį ir suprato. Štai tas, kuris eis ten, kur jos pačios pamirš save. Tas, kuris laikys pasaulį, kuriame kūrėjai taps bejėgiais. Tas, kuris bus tiltas tarp galios ir užmaršties. Bet džiaugsmas truko neilgai. Praėjo nedaug laiko po nuostabiojo sūnaus gimimo, kai įvyko tai, ko niekas nebuvo numatęs. Pasirodė dar vienas sūnus, negimęs valingai, neiššauktas sprendimu, atsiradęs pats. Paaiškėjo, kad tada, kai Perūnas viską, kas buvo geriausia, tyriausia ir šviesiausia, sudėjo į vieną kūrinį, visa, kas liko priešingoje pusėje, tapo tarsi niekam nereikalinga. Visa tamsa, visi išsigimimai, visa nesąžiningumo ir iškrypimo galimybė. Visa tai, kas nebetilpo šviesoje, ėmė trauktis vienas prie kito ir tyliai, nepastebimai, pasislėpę po pirmojo sūnaus spindesiu, susijungė į kitą darinį. Į jį susirinko visa įmanoma tamsa, visa deformacija, visa vidinė griūtis. Ir iš šios sankaupos gimė antrasis Perūno sūnus. Taip nutiko, kad Perūnas išperėjo 2 savo sūnus. Kai sielos pamatė antrąjį, jas apėmė baimė. Netrumpa, nepaviršinė, gili, instinktyvi. Jos pasibjaurėjo, pasimetė. Buvo sunku net žiūrėti. Jis buvo baisus, išsigimęs, iškreiptas, neturintis jokio grožio. Jį gaubė tamsa, ne šiaip šešėlis, o tanki, gyva blogybė, tarsi pati erdvė aplink jį būtų pradėjusi irti. Pirmoji Perūno mintis buvo staigi ir aiški – sunaikinti antrąjį sūnų. Palikti tik vieną, šviesųjį, tobulą. Bet čia jis sustojo, nes Perūnas buvo gėris ir šviesa, ir abu sūnūs buvo jo dalis.
Ir tą akimirką jis suprato tai, kas skaudėjo labiau nei pats tamsos vaizdas. Čia buvo jo klaida. Ne tamsiojo sūnaus kaltė, ne jo pasirinkimas. Abu jie gimė iš Perūno. Abu buvo jo pasekmė. Ir jis suprato, kad sunaikinti vieną reikštų sunaikinti dalį savęs. Ilgai nedvejojęs, jis paliko abu sūnus gyvus. Perūnas pasikvietė juos abu, pastatė greta, šviesą ir tamsą, ir liepė jiems sutarti. Nemylėti, nesuprasti, o sutarti. Ir pradėti kurti bei tvarkyti žemę, kurią jie abu kartu sukurs. Nes tik taip, suprato Perūnas, pasaulis galės išsilaikyti. Ne vien iš šviesos, ne vien iš tamsos, o iš įtampos tarp jų. Perūno sūnus ėmė kurti žemę. Iš pradžių kartu, dar tame pačiame kvėpavime, dar tame pačiame laike, tarsi du priešingi vėjai susitikę danguje, kurie dar nežino, kad netrukus pradės draskyti. Žemė augo jų rankose, jų valioje, jų įtampoje. Ji kilo iš tamsaus, sunkaus tankio ir iš šviesios, kibirkščiuojančios krypties. Ji dar neturėjo nei vardo, nei žodžio, bet jau turėjo svorį, tą tylų svorį, kuris vėliau taps mums įprastas kaip žemė po kojomis. Kai žemė jau buvo sukurta, kai ji gavo pamatą, kryptį ir kvėpavimą, jie pradėjo joje kurtis. Šviesusis sūnus statė, jis kėlė miškus, ne vien medžių būrius, o gyvas, kvėpuojančias erdves, kur kiekvienas lapas turi savo šnervę, o kiekviena šaka savo klausą. Jis augino klonius, minkštus, derlingus, tokius, kuriuose šviesa gula ant žolės ir lieka. Jis vedė upes per žemę, lyg pieštų gyslas per kūną, kad žemė turėtų kraujotaką. Pripildė ją gyvūnų alsavimo, žmonių balsų, judėjimo ir vilties. Kur jis paliesdavo, ten atsirasdavo forma, tvarka, gyvybė. Ten gimdavo pradžia. Tačiau iš paskos ėjo tamsusis sūnus. Kur tik šviesusis pastatydavo, tamsusis griaudavo. Kur tik atsirasdavo darna, jis nešdavo irimą. Jis laužė, naikino, kreipė priešingai. Ne todėl, kad negalėtų kitaip, o todėl, kad toks buvo jo pradas. Jis gimė iš to, kas liko atskirta, nepriimta, išstumta. Sapne man tai atrodė taip aiškiai, tarsi matyčiau dvi rankas, viena tiesi, švari, kuri pakelia, pastato, priglaudžia, kita susukta, aštri, kuri braižo, drasko, stumia atgal į plyšį. Ir kadangi Perūnas buvo prašęs sielų prisijungti ir padėti jo sūnui, taip ir įvyko. Viena dalis sielų stojo prie šviesiojo sūnaus, jos kūrė, augino, saugojo. Kita dalis, pagailėjusios tamsiojo, atpažinusios jame dalį savęs, savo šešėlį, savo skausmą, savo atstumtą galimybę, prisijungė prie jo. Ne iš blogio, iš užuojautos. Ir štai tada prasidėjo chaosas. Prasidėjo kova tarp šviesos ir tamsos, o žemė tapo jų virvė, tempiama į dvi puses vienu metu. Sproginėjo ugnikalniai, tarsi pati žemė nebegalėtų išlaikyti vidinės įtampos. Milžiniškos bangos griovė krantus, jūros kilo ir traukėsi, lyg kažkas iš apačios jas stumtų ir vėl paleistų. Vėjai vertė medžius, laužė kalnus, plėšė dangų. Žemė drebėjo, nes joje susikibo dvi tiesos, kurios dar nemokėjo sutarti. Kurį laiką Perūnas stebėjo. Jis žiūrėjo, kaip jo sūnūs konkuruoja, kovoja, kaip jie nepajėgia rasti ramybės. Jis matė, kad jei tai tęsis, bus sunaikinta viskas, kas buvo sukurta. Ne tik pasaulis, pati galimybė patirti. Ir galiausiai Perūnas nebeištvėrė. Jis pasikvietė abu sūnus ir tarė: Aš matau, kad jūs niekada nesutarsite. Ne todėl, kad būtumėte silpni, o todėl, kad esate per daug skirtingi. Jei liksite kartu, sunaikinsite viską, ką patys sukūrėte. Todėl esu priverstas jūs atskirti.
Ir tada jis pasakė tai, kas tapo pasaulio sandara. Aš padalinu žemę į 3 dalis. Tamsiajam sūnui atiduodu visą požemių karalystę. Šviesiajam sūnui atiduodu visą dangaus karalystę. O žmonės, sielas įkūnytas kūnuose, palieku tarp jūsų žemės karalystėje. Kaip tarė, taip ir padarė. Perūnas atskyrė dangų nuo žemės, atskyrė požemį nuo žmonių pasaulio. Kiekviena sritis gavo savo ribas, savo kvėpavimą, savo paskirtį. Lyg 3 kambariai viename name, kurių durys yra, bet ne visiems atidaromos. Ir kiekvienam sūnui jis davė griežtą įsakymą. Šviesiajam sūnui jis pasakė: tu rūpinsiesi sielomis, kurios ateina į žemę. Tu saugosi žmonės. Tu būsi šalia jų gimimo, augimo, pasirinkimų. Tu priminsi jiems šviesą, net tada, kai jie jos neprisimins. O tamsiajam sūnui jis tarė: tu rūpinsiesi tomis sielomis, kurios išeina iš žemės. Kai jos paliks kūnus, tu jas priimsi. Tu išimsi iš jų visą blogį, skausmą, nuoskaudas ir nusivylimus. Tu nuvalysi viską, ką jos surinko būdamos ribotos. Ir tik tada paleisi jas atgal per saulės vartus į sielų pasaulį. Perūnas pridėjo: atgal turi grįžti švaresnės sielos, be pykčio, be prisirišimų, be žaizdų, tik su patirtimi, tuščia, bet pilna patirtimi. Ir tai buvo nustatyta pusiausvyra, netaiki, nelengva, būtina. Šviesa saugojo atėjimą, tamsa saugojo išėjimą, o žmogus liko tarp jų, toje vietoje, kurioje gimsta pasirinkimas. Kadangi šviesiojo sūnaus visą kūną supo žaibai, o jo esmė buvo ateinantieji, mūsų protėviai jį pavadino perkūnu. Patirtis sieloms ateidavo per kūną, o į žemę jos buvo įvedamos būtent per kūną. Todėl šis vardas prigijo natūraliai, kaip garsas, kaip smūgis, kaip gyvybės įžengimas. Žaibai ir griaustinis tapo jo ženklais, nes kiekvienas gimimas buvo tarsi dundesys per pasaulį, tarsi plyšys tarp nebuvimo ir buvimo. O tamsusis sūnus buvo palydovas tų, kurie išeina. Jis rinko sielas, paliekančias kūnus, ir valė jas. Pagal mūsų protėvių supratimą, į žemę ateidavo sielos, o iš žemės išeidavo vėlės, užterštos, sužeistos, prisirinkusios skausmo, nuodėmių, paklydimų. Tai dar nebuvo grynos sielos, tai buvo patirtimi apsunkinti pavidalai. Ir čia Satnetas antrasis aš, tarsi žinodamas, kad vėliau pasimesiu žodžiuose, pasakė labai aiškiai, lyg dėtų akmenį ant akmens. Į žemę ateina siela, ji gimsta kartu su kūnu ir pamiršta. Iš žemės išeina vėlė, siela, apsunkusi patirtimi, jausmais, skausmu. Požemyje vėlinas vėlę nuvalo, atskiria skausmą nuo patirties. Per saulės vartus atgal grįžta siela, švaresnė, lengvesnė, bet praturtėjusi tuo, ką patyrė. Ugnis sutraškėjo ir man pasidarė aiškiau, kodėl mūsų kalboje žodis kartais yra ne šiaip garsas, o kelias. Kodėl vienas skiemuo gali būti durys. Tamsusis sūnus kartu su jam ištikimomis sielomis, tomis, kurias vėliau mes pradėjome vadinti puolusiais angelais, turėjo išimti iš vėlių viską, kas nebuvo jų esmė. Išvalyti skausmą, nuoskaudas, pyktį, baimę, paklydimus. Išlupti tai, kas prilipo gyvenant kūne. Tik tada jas buvo galima paleisti atgal per saulės vartus į sielų pasaulį. Todėl išleidžiant sakydavo, vėl ės. Iš čia ir kilo žodis vėrės. Žmonės tamsųjį sūnų pavadino vėlinu, o sielas, kurios dirbo su juo, vėlino tarnais arba vėlniais, kurie su laiku patapo velniais. Ne kaip blogio vardą, kaip funkciją, kaip darbą, kaip pareigą. Lygiai taip pat buvo ir su perkūnu. Jis buvo kūrėjas, didysis tvarkytojas, o sielos dirbančios kartu su juo tapo didžiaisiais tėvais, arba kaip mes dabar suprantame, angelais.
Jie buvo didieji tėvai, arba trumpiau dievai, neatsitiktiniai, o tie, kurie padėjo Perkūnui palaikyti tvarką, augimą ir pusiausvyrą. Taip susiformavo sandara. Kiekvienas turėjo savo vietą, kiekvienas turėjo savo veiklą. Dangus, žemė ir požemis kvėpavo atskirai, bet buvo sujungti. Žemę apėmė ramybė, pasaulis nustojo draskytis. Viskas atrodė esą savo vietoje, bet tai truko neamžinai. Vėlinas ir jo tarnai ilgainiui pradėjo reikšti pretenzijas Perūnui, savo viešpačiui ir savo broliui Perkūnui. Jiems atrodė, kad paskirstymas buvo neteisingas. Šviesiajam sūnui buvo atiduotas dangus ir visa žemė su žmonėmis. Jis galėjo būti matomas, girdimas, jaučiamas. Jo ženklai dundėjo danguje, jo vardas buvo tariamas garsiai. O Vėlinas buvo paliktas tamsoje, požemiuose, vienas. Jis negalėjo išeiti į žemę, negalėjo tiesiogiai veikti žmonių, negalėjo jų palenkti į savo pusę, negalėjo jų valdyti, negalėjo turėti savo valdžios tarp gyvųjų. Ir tada jis pradėjo skųstis. Jis sakė, kad taip yra neteisinga, kad jis atlieka sunkiausią darbą, valo, neša, išima skausmą, bet pats lieka šešėlyje, kad jam skirta tamsa, o broliui šviesa. Ir šiuose skunduose jau nebuvo vien pareigos skausmo. Juose pradėjo rastis noras būti matomam, noras turėti įtaką, noras peržengti ribą, kuri jam buvo nustatyta. Ir būtent čia pusiausvyra vėl ėmė braškėti, kaip ledas, kai po juo pradeda tekėti vanduo. Ir tada Perūnas sustojo ir iš tikrųjų viską pergalvojo, neskubiai, ne iš pykčio, giliai. Jis pamatė tai, ko nebegalėjo neigti. Čia nebuvo lygybės. Vienam sūnui atiteko per daug – šviesa, dangus, žmonės, balsai, maldos. Kitam per mažai – tamsa, požemis, tyla ir darbas, kurio niekas nematė. Supratęs tai, Perūnas vėl pasikvietė abu savo sūnus. Jis tarė: žemę aš padalinu nebe erdvėje, o laike, kurį aš sukursiu. Nuo šiolai bus padalinta į dvi dalis – dieną ir naktį. Ir jis nustatė tvarką. Dieną valdys Perkūno dievai, naktį valdys Vėlino velniai. Dieną švies saulė, naktį švies mėnulis. Kai Perūnas tarė, taip ir padarė. Ir pasaulyje atsirado diena ir naktis. Žmonės pradėjo gyventi po saulę ir po mėnuliu. Dieną jie dirbo, kūrė, kalbėjo. Naktį jie slėpėsi, klausėsi, sapnavo. Ir kurį laiką atrodė, kad pusiausvyra sugrįžo. Tačiau žmonės, būdami žmonėmis, ilgainiui pradėjo jaustis blogai. Jie pradėjo skųstis. Jie kreipėsi į Perkūną, sakydami, kad taip gyventi sunku. Naktis buvo šalta, tamsi, pavojinga. Nebuvo kaip apsiginti nuo Vėlino velnių. Nebuvo kaip matyti, kur eiti, kur slėptis, kur laikyti gyvybę. Tamsoje žmogus tampa mažas, o baimė didelė. Ir tada atrodo, kad kiekvienas krūmas turi akis, kiekviena duobė burną. Ir Perkūnui pagailo žmonių. Vieną dieną jis trenkė į žemę didžiuliais žaibais. Žemė sudrebėjo, oras suskilo ir iš to smūgio gimė ugnis. Taip Perkūnas padovanojo žmonėms ugnį. Gavę ugnį, žmonės naktį susikūrė šilumą ir šviesą. Jie galėjo sušilti, galėjo matyti, galėjo saugotis. Ugnis tapo riba tarp jų ir tamsos, tarp jų ir šalčio, tarp jų ir Vėlino tarnų. Satnimane pasirodė, kad tą pirmą naktį, kai žmonės uždegė ugnį, tamsa priėjo arčiau, bet sustojo. Ji lyg uostė šviesą, lyg norėjo ją praryti, bet negalėjo. O žmonių rankos, drebančios nuo šalčio, staiga nustojo drebėti. Ne todėl, kad pasaulis tapo saugus, todėl, kad jie turėjo židinį, mažą saulę po mėnuliu. Tačiau šis veiksmas neliko nepastebėtas. Perūnas pamatė tai ir jo pyktis buvo sunkus, netriukšmingas, bet galutinis. Jis suprato, kad Perkūnas, nepasitaręs, vėl peržengė ribą, vėl pakeitė pusiausvyrą, vėl suteikė žmonėms tai,
kas keitė visą sandarą. Perūnas pasikvietė Perkūną ir jo žodžiai krito kaip akmenys į vandenį. Iš pradžių girdi tik pliumtelėjimą, o tik po to pajunti, kaip bangos eina per visą kūną. Nuo šios dienos ne vienas žmogus neturės tiesioginio ryšio su tavimi. Jie negalės tavęs šaukti, negalės su tavimi kalbėtis, negalės tavęs nieko tiesiogiai prašyti. Ir tada jis padarė tai, kas pakeitė viską. Perūnas atskyrė Perkūną nuo žmonių. Nuo tos dienos Perkūnas liko danguje, girdimas, matomas, bet nepasiekiamas. Jo griaustinis dar dundėjo, jo žaibai dar skrodė dangų, bet jo balsas žmonėms tapo nebylus, o žmonės liko su ugnimi, su naktimi, su diena ir su savimi. Ir ta tyla, kuri atsirado tarp žmogaus ir Perkūno, nebuvo tuštuma. Ji buvo atstumas, kuriame žmogus turėjo išmokti stovėti pats. Ir iki šios dienos mes gyvename šioje sistemoje, tik nebesuprantame, kas ji iš tikrųjų yra. Mes nebeatsimename, kad kiekvienas iš mūsų yra Perūno dalelė, kad kiekvienas esame kūrėjai, kad mes nesame vien kūnai, mes esame ir sielos. O mūsų tėvas kūrėjas yra gimęs iš šviesos, vadinasi ir mes patys esame iš šviesos, ne žemesni už šią būtį, aukštesni, tik laikinai nusileidę į ją. Tačiau po atskyrimo mes likome apnuoginti, ne kūnu, atmintimi. Mūsų apsėdo baimė būti nustumtiems į tamsą, baimė, kurią maitinasi vėlino tarnai, velniai. Ne todėl, kad jie būtų blogi iš prigimties, o todėl, kad jų funkcija laikyti ribą, gąsdinti, spausti, priminti, kas nutinka, kai siela per daug prisiriša, per daug pamiršta, kas ji yra. Ir taip mes gyvename, tarsi negalėtume būti kūrėjais, tarsi būtume tik kūnai, tik aplinkybių nešami padarai. Mes bijome kurti, bijome keisti, bijome prisimti atsakomybę, nes kūrimas reikalauja atminties, o atmintis rizikos. Bet kartu vyksta ir kita pusė. Mes renkame patirtį, tikrą, sunkią, unikalią. Mes gyvename skausme, džiaugsme, klaidose, meilėje, netektyse. Kiekvienas gyvenimas tai pilnas maišas patirties, kurios anksčiau nebuvo. Ir kuo daugiau mes jos prisirenkame, tuo daugiau darbo atsiranda vėlinui. Nes visa tai, ką mes čia patiriame – pyktį, baimę, prisirišimus, kaltę, troškimus – visa tai nėra mūsų esmė. Tai prilimpa, tai apsunkina. Ir kai siela išeina iš kūno, jie ateina pas vėliną nešvari, o apkrauta, pilna, sunkiai kvėpuojanti. Ir tada vėlinas valo. Jis ima šią patirtį ir išima iš jos skausmą, išima nuoskaudas, išima baimes. Ne tam, kad sunaikintų, tam, kad atskirtų, kad patirtis liktų, o kančia ne. Kad siela galėtų grįžti per saulės vartus lengvesnė, švaresnė, bet jau nebetuščia. Todėl ši sistema ir laikosi. Ne todėl, kad ji teisinga ar lengva, todėl, kad ji veikia. Mes pamiršę, bet renkame. Vėlinas kenčia, bet valo. Perkūnas tyli, bet stebi. O Perūnas laukia. Laukia to laiko, kai patirties bus pakankamai. Kai mes, vėl susijungę, nebegrįšime kaip vaikai, o sugrįšime kaip tie, kurie gyveno, kurie klydo, kurie bijojo, kurie kūrė net ir bijodami. Ir tada šita istorija pasibaigs ne sunaikinimu, o susijungimu. Tyliu, brandžiu, be žaibų, be tamsos, be baimės. Mūsų protėviai tikėjo, kad vieną dieną Perūnas pakeis savo nuosprendį, kad jis leis Perkūnui kartu su savo dievais nusileisti į žemę ir užstoti žmones prieš vėliną bei jo velnius. Ne kaip keršto aktą, ne kaip karą, kaip pusiausvyros sugrąžinimą, kaip ženklą, kad žmonės subrendo.
Tačiau kartu jie suprato ir tai, ką Perkūnas paliko dar prieš atskyrimą. Ne žodžiais, ne įsakymais, o pavyzdžiu. Visą kūrinijos esmę. Kad žmogus turi sekti Perkūno keliu. Nepamiršti, jog mes esame sukurti iš šviesos. Kad mes nesame vien tik gyvenantys kūnai, bet kūrėjai, net tada, kai to neprisimename. Svarbiausia, ką jie suprato, buvo paprasta ir kartu nepaprastai gilu. Tamsa bijo šviesos. Tamsa negali egzistuoti ten, kur yra šviesa. Ji negali joje atsirasti. O šviesa gali būti ir tamsoje. Nes tamsa nėra jėga. Ji tėra šviesos nebuvimas. Todėl mūsų protėviai, net ir aukodami savo gyvybės, saugojo šviesos kibirkštį. Ne vien ugnį kaip liepsną, ugnį kaip prasmę. Iš čia ir kilo šventos ugnies simbolis. Kol nors viena kibirkštėlė kursto ugnį, tol šviesa gyva. Kol ji gyva, ji yra ir tamsa neturi galios. Ir todėl jie sakė, nepasiduokime tamsai. Nei gyvenimuose, nei pasirinkimuose, nei baimėje. Įsižiebkime šviesa, ne dėl paliepimo, ne iš pareigos, iš atminties. Perkūno garbei, ne kaip Dievui, o kaip pavyzdžiui. Nes pasak mūsų protėvių, kai Perūnas pamatys, kad žmonės renkasi šviesą, jis leis Perkūnui sugrįžti. Ne todėl, kad tamsa bus nugalėta, o todėl, kad ji taps nebereikalinga. Ir tada sapne ugnis prieš mane sumažėjo. Liepsna neužgeso, tik susitraukė, tarsi saugotų paskutinę kibirkštį giliai žarijose. Aš žiūrėjau į tas žarijas ir supratau. Kartais pasirinkimas nėra didelis ir garsus. Kartais jis yra mažas, kasdienis. Ar užpūsi paskutinės žarijas? Ar pridėsi šakelę prakurdamas? Ar nueisi nuo šviesos? Ar pasiliksi šalia jos? Mėnulio juosta virpėjo upėje. Vanduo nešė ją tolyn. O mano antrasis aš tik pakurstė laužą dar kartą ir nieko daugiau nepasakė. Ir čia prabudau.